Kaliau misimeri. Gero vidurdienio linkėjimai iš Lietuvos. Mes Lietuvoje šiltai rengiamės kaip kopūstai, nes, neturim tokių šiltų kai kurių drabužių, dėl to esam pasiėmę daug drabužių tam, kad rengtumėmės kaip kopūstėliai. Nesušalę. Ačiū tiems, kas rūpinosi, bet aišku, mintimis ir darbais esame tuo pačiu ir Kretoje. Ir kaip kiekvieną penktadienį, čia yra transliacija grupėje Atostogos Kretoje ir Santorinėje. Taigi, kas įvyko praėjusią savaitę? Praėjusią savaitę Kretoje visi po truputį keliasi iš tokio, pavadinkime, pošventinio miego. Jau prasidėjo šiokie tokie darbai, bet su turizmu mažai kas susiję, daugiausiai visi tvarkosi aplink savo ūkius ir per daug dar apie sezoną negalvoja, nors aišku čia Lietuvoje, kaip matau, prasideda tokia nedidelė karštinė būtent dėl kelionių planavimuose ir ta karštinė turbūt tik tai augs per visą sausio mėnesį iki pat sausio pabaigos, kai Vilniuje vyks Adventur turizmo paroda. Galbūt į tą parodą užsuksiu, galbūt būsiu kažkur kitur, dar kol kas planų nėra, bet jau nuo kitos savaitės pradedam keliones po Lietuvos miestus ir susitikimai laukia mūsų su keliautojais, būsimais ir buvusiais, nes palaikome ryšius. Tai, kad jei kažkas norit susitikti, pabendrauti, tai be abejo kreipkitės ir susitiksime. Grįžtam dar prie Kretos. Kas Kretoje šiuo metu? Šiuo metu Kretoje yra sniego kalnuose. Vakar kaip tik gavau iš bičiulio vieną nuotraukas ir video ir jisai džiaugiasi, kad pagaliau sniegas nusileido iki 1000 metrų virš jūros lygio. Tai pakankamai žemai palyginus, nes jau, aišku, viršūnės, kai mes jau išvažiavom iš Kretos gruodžio pabaigoje, jau aukščiausios viršūnės 2000-ukai buvo pasipuošę baltai, bet to sniego buvo per mažai ir visi sakė, jeigu žiema vėl bus tokia nenormali, šilta tai reiškia nenormali, tai vėl turėsim problemų tiek su alyvuogių aliejum, tiek su visų kitu. Ir jau atsiranda nerimas dėl vandens, nes Kreta yra sala, patikėkit. Gėlo vandens reikia. Iš kur tas gėlas vanduo? Jis be abejo netvežame žemyno. Visą gėlą vandenį Kretai duoda kalnai. Dėl to reikia ko? Reikia lietaus, reikia sniego žiemą. Tai, kad sniego iškrito pakankamai daug, laukiama dar šiandien rytoj porcijos to sniego, temperatūra nukritus Kretoje iki 11 laipsnių, aišku, šilumos dieną ir iki 5 laipsnių šilumos naktį. Tai yra normali gera žiema ir labai norėtųsi, kad įsilaikytų, nors sinoptikai, kaip matau, Kretai žada, kad kitą savaitę vėl atsisuks pietų vėjas, kuris nėra tas geras vėjas, nes atneša šilumą. Šiluma kol kas nereikalinga, ta šiluma plus iš orkaitės, iš Sacharos ir jinai nėra gera pačiai salai, dar antikos graikai pietų vėją vadino vėjo žudiku, tai kuris tiesiog nušluoja viską, ypač pavasarį jis yra blogas, kadangi naikina visą derlių. Tai tikėkime, jis neužsibus tas pietų vėjas, vėl sugrįž vakarų, šiaurės vėjas, tie vyraujantis vėjai, kurie atneš normalią šalčio ir lietaus porciją Kretai, tam, kad vasarą turėtume visi gėlo vandens. Tai matot, kokio mes aktualijom gyvenam saloje, nes sala yra turinti savo niuansus, yra savas pasaulis ir tuos niuansus reikia žinoti ir be abejo tas naujienas reikia sekti. Kaip ir sakiau, iš pačios Kretos kol kas nesulaukiu, iš kolegų, iš partnerių, kol kas nėra kažkokio aktyvumo dėl kelionių, nors Lietuvoje manęs jau teiraujasi ir apie Santorinį, apie keliones iš Kretos į Santorinį ir be abejo apie kitas keliones. Ir aktualiausias pastaruoju metu klausimas iš lietuvių keliautojų, kokį viešbutį rinktis ir kaip keliauti. Tai mano patarimai pirmiausia, kaip ir buvau minėjęs, pradėkite planuotis ne nuo viešbučio, o nuo aviabilietų. Tai yra pagrindas. Apie tai rašiau ir Facebooko puslapyje Mano Kreta, daviau nuorodą netgi į straipsnį, kur surašytos visos galimybės, kur jūs galite įsigyti patys aviabilietus. Tai, bet
Be abejo, yra paketai. Kelionių organizatoriai, tokie kaip Novaturas, Testur ir Coral Travel, pardavinėja paketus. Kas yra paketas? Į paketą įeina skrydžiai, į paketą įeina skrydžiai pirmyn atgal, iš Vilniaus į Heraklioną, Kretoje ir atgal. Įeina viešbutis ir įeina pervežimai iš oro uosto į viešbutį ir atgal. Tai tie paketai šiuo metu pardavinėjami tikrai labai gerom kainom. Apskritai sausio mėnesį paskutinis nuolaidų, kaip galima sakyti, bumas. Nes įprastai jau nuo vasario kovo mažėja ir pasiūlymų, mažėja ir kai kurių viešbučių. Pavyzdžiui, Retimne yra labai populiarus BioSuits viešbutis. Tiesiog jis tikrai labai populiarus. Ir netgi atsimenu prieš pandemiją, kai būdavo turizmo parodos, aš sakydavau, apsistokit BioSuits, jei norit Retimne. Sako, nėra vietų mūsų datomis, nėra vietų. Tai visai neseniai mane kreipėsi alitiškiai keliautojai ir sako, mes užsisakėm BioSuits, sakau, jūs suspėjot. Tai yra tokių niuansų, kad kai kurie viešbučiai ir geri viešbučiai pradingsta jau sausio mėnesį, jų nėra, tiesiog nėra galimybės juose apsigyventi, ypač tomis populiariomis datomis vasaros metu arba rudenį, rugsėjį. Rugsėjo mėno jau yra Kretoje aukštas sezonas. Ta prasme, jis tapo aukštų sezonų, tai yra sezonų įkarščių vis dar pasislinko visą tai. Tai jeigu norite įsigyti paketą, tikrai rekomenduočiau rūpintis tuo dabar. Mes bendradarbiaujam su kelionių agentūra Baltic Clipper, čionai Lietuvoje, būtinai pas juos užsuksim, dar nespėjom. Ir būtent Baltic Clipper tikrai rekomenduos, pasiūlys, o jei norėsit pasitarti, visada sakau, galite kreiptis ir mūsų su Jurgita, mes pateikiam pasiūlymus arba parašom savo pastabas arba susisiekiam, pasikalbam, kas jums tinkamiausia tuo metu. Tai vat, tą turėkite omeny, kad galim pabendrauti, įsirinkti ir suplanuoti jums atostogas tokias, kokius norite. O paskui jau galim dėliotis visą kitą. Kai jau žinote, pavyzdžiui, skrydžius arba jau visą paketą įsigijate, tada galim kalbėtis ir dėl ekskursijų, ir dėl autonomos, ką irgi rekomenduočiau daryti dabar, nes tendencija yra tokia, kad tie, kas tą darys paskutinę akimirką arba šiek tiek uždėls, kainos gali būti kitokios. Vėlgi, čia yra kainų klausimas ir pasirinkimo klausimas. Dabar yra didelis pasirinkimas, paskui pasirinkimo tik tai mažės. Tiesiog. Nekartą sakiau, kad mes esam su Jurgita dviese ir, pavyzdžiui, kažkokių tai ekskursijų negalim pasiūlyti lietuvių kalba, nes tiesiog nespėjom. Tai tą turėkite irgi omeny. Tai va, tokios aktualijos, tikrai sausis yra geras mėnuo planuotis atostogas, jeigu žinote, kaip kas dėliojasi, tai turėkite tą omeny. O jei norite susisiekti, pabendrauti, kaip visada, manokreta@gmail.com, pagrindinis elektroninis paštas susisiekti su mumis, ir be abejo galim pasikalbėti ir gyvai, arba netgi susitikti. Tai yra irgi įmanoma, kaip ir sakau, jau kauniečiai susiorganizavo vieną susitikimą, parašysiu tą datą, gal kas nors Kaune irgi norės dar susitikti, kai jau iki galo susiderinsim. Turėsiu bendrausiu su Radviliškiu, būtinai užsuksiu į Vievį, jau su Nijolė ten irgi bendraujam. Tai, kad esam Lietuvoje, būsim iki sausio pabaigos ir ta galimybė yra susitikti, netgi pabendrauti gyvai. Tai tiek naujienų, kaip ir visada, penktadienį tiesioginės transliacijos, kad ir kur bebūčiau, šiuo atveju kažkur tai greitkelyje tarp Vilniaus Kauno bokštų ir palaikom ryšį, kaip sakant. Geros dienos visiems, gero artėjančio savaitgalio, susimatysime. Iki.